Pasvalio kraštui geografija lėmė ypatingą garbę tapti Baltijos kelio dalimi. Mums priklauso 47 km tuometinės magistralės M12 atkarpa nuo 344 ties Panevėžio rajono riba iki 391 Latvijos pasienyje. Šiai atkarpai koordinuoti buvau paskirtas aš, Algirdas Mulevičius, tuometinis Pasvalio sąjūdžio tarybos ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pirmojo Seimo narys. Būnant 27 atrodė, kad šios pareigos buvo pačios atsakingiausios, kokias lygi tol buvau turėjęs. Likus maždaug mėnesių iki Baltijos kelio, Vilniuje, Rašytojų sąjungos salytėje įvyko visos Lietuvos koordinatorių pasitarimas. Sausakimšoje patalpoje daugiau nei 4 valandas, be jokios pertraukos, virė diskusijos ir techninių dalykų aptarimas. Laiko buvo likę visai nedaug, todėl įtampos ir jaudulio netrūko. Po šio pasitarimo Panevėžio sąjūdiečiams pasiūliau, kad galiu padaryti žemėlapį lygi Pinevos. Jie mielai sutiko ir jau sekančią dieną savo mėlynu moskvičiuku pajudėjau nuo Palatvės. Važiavau lėtai, kas kilometrą ar dažniau sustodamas, išlipdamas ir juodraštyje pasižymėdamas gyvenvietės, miškelius, keliukus, malūnus ir kitus akimi lengvai pagaunamus objektus. Vėliau, kai paaiškėjo, kuris miestas ar rajonas kokia seka ir kokio ilgio ruožą užims, ant 2 suklijuotų vatmano popieriaus lapų nubraižiau schemą, kurią vėliau Pasvalio architektai savivaldybės pusrūsyje kopijavimo aparatu ERA padaugino. Ja perdavėme organizatoriams iš kitų rajonų. Prisimenu, kaip išaušus 1989 rugpjūčio 23 rytui su Pasvalio sąjūdiečiais lėkėme žymėti vietų, kuriuose turės sustoti net iš 18 rajonų ir miestų suvažiavę žmonės. Buvo numatytos ir 3 kryptis - per Saločius, Pasvalį ir Pušalatą, kad būtų lengviau pasiekti M12. Pasvalio rajono sąjūdžio taryba, visi sąjūdiečiai įdėjo daug darbo, kviesdami ir telkdami rajono žmonės savo 6 km atkarpai. Tiesa, jei žmonių susirinktų nepakankamai, buvome pasiruošę juodų kaspinų tuštiems tarpams užpildyti. Tačiau visas nerimas išsisklaidė, pamačius, kaip renkasi žmonių minia, lydima didelio dvasinio pakilimo ir neapsakomo laisvės troškimo. Mes visi sukūrėm stebuklą. Vos dienos, o gal kelių 10 minučių užteko, kad ir vėl patikėtume, jog iš tiesų esame tauta. Man Baltijos kelio prasmė ne rekordas ir ne gėlės, kurios tą dieną krito iš lėktuvų ant mūsų galvų. Prabėgo daug metų, Lietuva pasikeitė, bet stovint čia, Pasvalio kryžių slėnyje, verta savęs paklausti, ar savo dvasia tebesu Baltijos kelio žmogus. Juk Lietuva yra čia, prie Baltijos kelio. Man atrodo, sekretorius mumis patikėjo. Siūlau tęsti posėdį. Brangus delegatai ir svečiai, čia mūsų delegato ir Seimo nariui Algirdui Mulevičiui vakar prieš pusiaunaktį gimė sūnus. Pasvalio delegacija jį sveikina. Mes prie to prisidedam turbūt. Sveikiname.